Sveiki, mėlyjeji klausytojai ir žiūrovai. Šiandien sveikinuosi jau 5. Latgos tinklalaidės pokalbiai Latga autorių namų virtuvėje epizode. Šis epizodas dedikuotas pasauliniai intelektinės nuosavybės dienai, kurią švenčiame balandžio 26. Ir šiandien tą progą Latga sukvietė pasikalbėti apie tai, ar Lietuvoje piratavimo amžius jau baigėsi. Aš esu Andrius Iškauskas, aš advokatas, advokatų kontoros NOR partneris ir intelektinės nuosavybės grupės vadovas. Su intelektinė nuosavybė dirbu jau virš 20 metų ir nemažai padedu Latgai kovoti su interneto piratavimu. Šiandien čia autorių namų virtuvėje turime 2 pašnekovus iš labai skirtingų sričių, bet kurie tikrai yra susiję su interneto piratavimu. Tai iš vienos pusės tai yra nukentėjusiųjų pusė, režisierius Kęstutis Gudavičius, kurio filmus remia Migrantai, Tarp mūsų berniukų, Tarp mūsų mergaičių. Tikriausiai ne vienas esate matęs kino salėse, o kai kurie turbūt ir ne kino salėse. Iš kitos pusės institucija, kuri Lietuvoje šiandien sistemingai kovoja su piratavimu, tai yra Lietuvos radijo ir televizijos komisija, ir jie atstovauja monitoringo ir priežiūros skyriaus vedėjas Andrius Katinas. Sveiki. Pradėkime nuo tokių labai asmeniškų patirčių. Ir pirmas klausimas Kęstučiui. Kęstuti, sukūręs esate populiarių filmų, Migrantai, ne 2 dalis, Tarp mūsų berniukų, Tarp mūsų mergaičių. Tai jeigu filmas populiarus kino teatruose, tai turbūt garantuotai populiarus ir piratinėse interneto svetainėse. Kaip jūs su tuo susidurite, ką matote? Tikėtina, taip, kad tikrai jis yra ten populiarus, tai čia dabar prieš laidą, prieš šitą filmavimą pasidomėjau, ją įvedžiau, kad paieškotų, pasižiūrėtų kokią dabartinę situaciją, tai jūs, nežinau kaip jis ten tikrino, kaip jis ten įlenda, bet kiek rado piratinių svetainių, tiek visose yra mano filmų. Tai ten jisai rado 6+, tenai jau ten, paskui jau ten kažkokios jau ten visai ten skeminės, bet tai visur, tai po porą, tai po 2, tai po 3 mano filmus pasirodo visur yra. Tai čia vien tik tais piratinės svetainės, tada dar yra ir YouTube'ai tenai viskas nuo karto atsiranda, išnyksta, TikTok'e yra buvę atskirų epizodų visokių, tai puola. Kęstuti, ar tai, jeigu filmas yra populiarus piratinėse svetainėse, rodo, kad filmas yra pasisekęs? Taip išeina, nežinau, man kaip režisieriui tai gaunasi toksai dvigubas keistas jausmas, nes tada smagu, kad žiūri. Bet galėtų žiūrėti legaliai, be abejo. Gal yra buvę kažkokių keistų ar kuriozinių situacijų, kai pažįstami ar net nepažįstami gatvėje sako, o, mačiau jūsų gerą filmą ir suprantate, kad matė į kino teatrą, nes dar jo kino teatrą nebuvo? Ne, tai čia yra skirtingi dalykai. Jeigu dar atsirastų dar kino teatre nebuvus, tai čia būtų labai didelė katastrofa ir čia būtų visai blogai. Tai kol kas man dar su to susidurti neteko. Kiek žinau, gal va čia vėlyvis yra nukentėjęs nuo to, bet mano dar nebuvo netikėję, nes tai tada čia smarkiai keistų dalykus. Atsiranda jau po kino teatrų. O kažkokių kuriozinių situacijų gal labai taip kažko nebuvo, tik tais, kad yra šiaip labai keista, tokių, kad esu girdėjęs tokių pasakymų, kad ten yra tas tavo filmas, tenai vienokio, kitokio, pas rusus yra tenai, aišku, pas ukrainiečius, pas rusus ir tada ten keista girdėti, kad tavo filmą įgarsina rusų aktoriai kažkokie tais su rusiškais balsais ir jie tenai dar ten stengiasi ir vaidina ir kodėl, kam, kaip visą tai veikia. Andriau, atsisuku dabar jūs, ką mato radio televizijos komisija, kokia situacija piratavimo dabar Lietuvoje? Kas piratavimo? Filmai, serialai, laidos, muzika, knygos ar viskas? Nuo pat 2012 metų 85% mūsų tyrimų svetainių yra susijęs su filmais, serialais. Po to muzika, straipsniai, kaip ir knygos, kažkada tai buvo užderėjusios nelegalios, bet tas procentas išlieka iki šiol. Ir visiškai pritariu režisieriui, ypatingai kai yra filmo premjera, filmas arba, pavyzdžiui, knyga būna nutekinamos, arba kažkada tai net nufilmuojamos pačioj kino salėj filmai. Ir tokiu formatu žmonės, nelaukdami profesionalaus įgarsinimo, profesionalaus išleidimo ir žiūri, nes nekantrumas galų gale. Kiti žiūri, labai laukia lietuviško įgarsinimo, nelegalaus lietuviško įgarsinimo, jeigu tai filmas, pavyzdžiui, sukurtas HBO ar ko. Jeigu jie neranda lietuviško įgarsinimo, jie tada eina į rusiškas svetaines. Tada antra kalba populiari rusų kalba. Ir dažnai tas kriterijus kalbos ir nulėmė filmo populiarumą piratinėse svetainėse. Tai jūs sakote, vertimo laukia piratai?
Taip. Dažniausiai vertimo, jeigu filmas lietuviškas, tai yra 5 svetainės, labai populiarios Lietuvoje, į kurias žmonės karts nuo karto nueina ir pasižiūri. Kitaip sakant, parefreshina ir pasižiūri, ar filmas jau atsirado ar ne. Vieną įdomų atvejį turėjom su knyga, kai kreipėsi autorius ir sako, mano knygos premjera bus tik tai po mėnesio, o ji jau yra torrentų svetainiai. Iš kur? Iš kur? Na, mes peržiūrėjom tą metaduomenis, tą visą failą, rinkmeną ir panašu, kad ji buvo nutekinta iš spaustuvės. Mhm. O filmai iš kur taip iš vidaus nuteka? Tai irgi čia reikia užsiimti detektyviniu darbu ir šiaip labai čia reikia atsargiai tai įvardinti, nes bedus pirštų ir kažkur nepataikius, tai tada bus kitos atsakomybės. Bet paprastai taip, tai yra uždara kažkokia grandinė, tai yra gamybos grandinė ir transliavimo grandinė. Tai jeigu gamybos grandinėje dalyvauja žmonės, kurie nesuinteresuoti visi, kad tai atsidurtų kažkur, tai čia yra sunkiau įtarti. O tada, kai filmas jau pradeda keliauti link platinimo grandinės, tada šiek tiek prasiplečia visi šitie dalykai ir be abejo, čia negali nieką taip rodyti kažkur, kur tenai, bet atsitinka iš tenai kažkur tai greičiausiai. Andriau, aš matau, kad 2024 net 4 asmenys buvo nubausti konkrečiai už Kęstučio filmo Emigrantai prasisiuntimą Lietuvoje. Stebit jūs tokią statistiką? Matot, kiek kino filmų vagiama, kiek yra lietuviškų filmų, kiek nelietuviškų filmų? Taip, nuo 2023 metų yra nubausta, tuoj bus nubausta apie 400 asmenų, kurie neteisėtai naudoja filmus. Ar tai atgamino, atsisiuntė, ar tai viešai skelbė filmus. Viskas prasidėjo nuo filmo iki šiol ir pamenu, Tu mano deimantas. Ir tada, kai buvo paskirtos pirmos baudos, žmonės rašė, kad komisija dirba tik tai su lietuviškais filmais. Apie baudas atsisiuntėjams mes dar atskirai pakalbėsim, čia tokia pakankamai dar nauja tema ir dar gal nelabai kam žinoma. Bet tikrai aš suprantu, kad tai yra nauja aktualija. Puiku, o Kęstuti, o jūs bandėte kažkada skaičiuoti realius eurus? Kiek piratavimas jums padaro žalos? Ar tai daugiau prodiuserių, o ne režisierių užsiėmimas? Čia daugiau yra prodiuserių, bet tai čia galvat ir jūs labiau žinosite, kiek yra galima būtų vertinti, nes tai yra labai sudėtingas yra paskaičiavimas, sakykim, tai, nes tau torrento piratas, jis tau nepateiks statistikos, kiek ten yra atsisiusta, ar jūs jau galite ir tai matyti. Tai tada jūs galite ir tai matyti. Bet, iš tokio pavyzdžio, aš čia dabar besiruošiant šitam filmavimui, žiūrėjau YouTube, radau savo filmą, jisai ten senas ganėtinai, bet įkeltas ne nuo tų gamybos metų, čia prieš kokius 3 metus, jis buvo surinkęs 85 000 peržiūrų. Tas filmas, tai jeigu daugintumėm iš kokių 7 eurų, ar kiek čia gaunasi visi 500 000. 7 eurai tai bilieto kaina, kur nenusipirko žmonės. Jo. Be abejo, suprantama, kad visi tie žmonės neitų ten į kinoteatrą, tenai. Čia tas skaičiavimas jis yra labai sąlyginis, bet 85 000 peržiūrų, jeigu tu surinki kine, tai tu jau esi jau tikrai, kaip sakant, jau ten nemaža sėkmė. Tikrai. O kaip iš viso, ir jūs asmeniškai, ir gal galite bendrai už kino kūrėjus pasisakyti, kaip jie mato tą kino piratavimą? Ar tai yra tokia neišvengiamybė, su kuria reikia gyventi ir susitaikyti, ar visgi tai yra toksai rakštis, kuris vis tiek norisi išsitraukti? Kol tai labai tiesiogiai neįtakoja, kol tai nedingsta naujas tavo filmas, kuris sugriauna tavo visą metų darbą, tai truputį gal vienaip arba kitaip žiūri. Be abejo, tai yra rakštis, bet čia kaip prieisime vėliau prie to, tai yra laikai, man atrodo, keičiasi. Šiek tiek visas tas dalykas keičiasi ir tos baudos ir uždarimai svetainių ir pačių aplinka. Tai turėtų visą tai kažkur nueiti ten į tokį gilų pogrindį, kur ten lyg ir mažiau turėtų būti. Aš taip tikiuosi. Jūs tą pasikeitimą jaučiat jau? Matot realiai? Nes kalbų ir aš girdžiu, bet man įdomu, kaip pramonė, ar tai jaučia realiai? Šią sekundę kažkokių didelių tokių, kad būtų tokių didelių opių problemų su šituo lyg ir aš taip negirdėjau iš aplinkos. Aš atsimenu tokią absurdišką istoriją, kaip vienas kūrėjas pasakojo, kad išėjus jo naujam filmui, paskambino kažkas jam iš kažkokios piratinės svetainės ir sakė, žiūrėk, brolau, tu man patinki, tavo filmas geras, aš neleisiu, kad pas mane svetainėje piratautų. Man tai priminė tokią visiškai italų mafijos tipą, kad maždaug
aš galiu spręsti, Taip. ar bus vienaip, ar nebus kitaip. Na gal čia jau praėjom tos laikotarpius ir... Man tai yra taip tekę, kai buvo serialo, dar jisai nebuvo išleistas, bet vienas iki, tai čia ne su filmu, bet su serialo medžiaga, tai jisai dar be išleidžiant, be išeinas buvo tas serialas ir kažkokiu tais būdu vienos serijos jau buvo išėjusios, kitos dar ne, ir tos, kurios dar neišėjusios, lyg ir pradėjo rodytis kažkokie fragmentai, gabaliukai, tai mes šitą jau čia buvo jau didesnis sujudimas, tai didesnė problema be abejo, kol to dar projektas nėra oficialiai išleistas, kai tau nuteka šitas daiktas, tai tada vyko ieškojimai ir tai baigėsi to, kad man buvo rekomendacija parašyti linkomaniją ir paprašyti išimti. Tiesiog. Tai toks yra. Prašėt? Draugas nusikaltėlis, būk žmogus. Tai parašiau draugas nusikaltėlis, būk žmogus išimti filmą. Niekas nežino, ten niekas atsakymų oficialių netiduodas, o aš pats ten su ta linkomanija nebemoku jau ten, kaip ten patikrinti. Andriau, jūsų institucinę veiklą žiūrint, interneto piratavimo veikla Radio televizijos komisijai pakankamai nauja, anksčiau jūs labiau fokusavotės į televizijos ir radijos licenzijavimą ir priežiūrą. Kaip tas pokytis institucijoje įvyko, buvo priimtas ir kaip jums sekasi? Viskas įvyko prieš 7 metus, iki šiol pamenu, 2019 metai. Tai pasikeitė autorių teisų ir kūrinių teisų įstatymas, kurio pagrindu komisijai buvo suteikta teisė blokuoti domenus. Ir tada mane įdarbino. Praėjo keli mėnesiai, tai buvo 2019 metų lapkritis, komisijai buvo suteikta antra teisė blokuoti kopijas. Ir tuo mes labai džiaugiamės, nes jeigu originalias svetaines blokuodom su teismo leidimu, sankcija, autorizacija, galima sakyti, tai kopijas blokavome jau savo iniciatyvą. Andriu, paaiškinkit apie kopijas daugiau. Kas tos kopijos? Kieno kopijos? Filmų kopijos? Svetainės kopijos? Svetainės kopijos, angliškai vadinamas mirror websites, kurios savo vizualiai išraiška, turiniu, administratoriums svetainės gali būti tokios pačios. Skiriasi tik tai domenas. Jeigu mes turim filmai.in, tai gali būti filmai1.in. Tai bus jau svetaina kopija, pastaroji. Ir svetainės kopijos sudaro iki šiol mūsų didžią veiklos dalį. Daugiausiai jų blokuoja? Daugiausiai jų, nes originalių piratinių svetainių, kurios yra skirtos Lietuvos auditorijai, jų yra ne tiek ir daug. Didžioji dalis yra kopijų, apie 90%. Ir toks kartais sudaromas net įspūdis, kad kai vienas administratorius piratinės svetainės turi keliasdešimt kopijų, jos nebūtinai savo vizualiai išraiška panašios yra, bet sudaromas įspūdis, kad tai yra skirtingos paslaugos ir neva tai labai daug neteisėtų su servisų yra. Ir tada žmogus, kai renkasi, iš esmės jis renkasi iš to pačio ir moka pinigus, realiai, tiems nusikaltėliams, nusižengėliams, galvodamas, kad tai yra teisėta. Aha, netgi tas metas, jūs tikit, kad iki šiol atsisiunčiančius filmus asmenys tebetiki, kad tai yra teisėta? Tie tiki. Rodo ir apklausos, ir interneto svetainės, piratinės interneto svetainės, jos kuo toliau, tuo labiau, kaip čia, gražiau yra susaikstomos, sukūriamos ir atrodo visi požymiai yra teistos svetainės, atrodo ir net mokėjimai yra, bet deja, šios svetainės yra mūsų blokuojamų sąraše. Tai dažniausiai pirmas požymis. Jeigu yra piratinė svetainė, jeigu yra svetainė mūsų Radio televizijos komisijos blokuojamų sąraše, tai jau viskas. Tai jau reiškia negalima. Ir dar daugiau, jeigu ta svetainė yra mūsų blokuojamų sąraše ir vartotojas paspaudžia tą nuorodą ir jis yra automatiškai nukreipiamas į mūsų @stop.rtk svetainę, kur parašyta, kokiu pagrindu ta svetainė neteisėta yra ir yra nurodomas teisėtų šaltinių sąrašas, kur yra ir režisieriaus filmai, pavyzdžiui. Tai tas veikia. Ir kaip tik prieš ateidamas čia pasižiūrėjau, kokia yra statistika, tai kiekgi mes vartotojų nukreipiam į savo svetainę. Tai pavyzdžiui, kovo mėnesį mes nukreipiam iš viso 75 000 su trupučiu vartotojų. Čia reiškia žmonės, kurie bandė susivesti piratinės svetainės adresą ir buvo nukreipti į jūs iš. Ir nebūtinai naršyklėje, bet Google paieškos laukelėje. Filmai nemokamai, filmai online, ten yra tie visi keywordsai, raktažodžiai. Ir žmonės taip ieško filmų.
nes piratinės svetainės yra indeksuojamos kai kurios. Indeksuojamos kur, tai aišku, Google, kaip ir visi žinom tą posakį, jeigu tavęs nėra Google, tai tavęs nėra iš vis niekur. Ir tada susigalvojom tokią antrą poveikio priemonę, tai patapome patikimi pranešėjai Google aplinkoje ir mes tiesiog šalindavom iš Google paieškos tas svetainės, kas buvo ypatingai ir yra aktualu. Ir efektyvu turbūt. Labai efektyvu, nes jeigu komisija blokuoja, komisija turi sprendimą, teismo sankciją, mes iš karto sekančią dieną siunčiame Google, kad jisai pašalintų iš paieškos. Nes jeigu vartotojas pirmam, antram, trečiam puslapį neranda, jis ir nebepaieško. Bendradarbiauja su jumis didieji šitie tech gigantai? Taip. Su Google pradėjom bendradarbiauti 22 metais. Ir, žinant jų labai didelę infrastruktūrą, jie atsakingi ir už reklamas. Ir mes, jeigu pamatom, kad, pavyzdžiui, yra Google Ads įskiepiai piratiniai svetainiai, mes taip pat paprašome, kad išimtų, demonetizuotų tą veiklą ir labai teigiamų rezultatų pasiekėm. Iki tokių, kad, kaip pamato, piratas sukuriantis vieną 10-50 svetainių, kai jos visos pašalinamos, jau nebekyla ūpas toliau jas gamint, štampuoti. Ir finansinius motyvus bandote užkardyti. Taip, ir vėlgi, mėtydamas tokius skaitmeninius pėdsakus piratas, jis didina tikimybę būti pagautas. Suprantu. O žiūrėkit, paprasta žmonių kalba, gal galite papasakoti, kaip komisija iš viso sužino apie tas piratinės svetainės, kas jas gali kreiptis, ar Kęstutis gali kreiptis, ar Latga gali kreiptis, ar aš galiu kreiptis. Kaip tai viskas vyksta, kad paskambins Kęstutis, sakys, štai mano filmas vagiamas, darykit ką nors. Taip ir yra. Taip ir yra. Skambinat Kęstutį? VRTK. Kai buvo ten tie aktualesni, skaudesni įvykiai, taip, tada jau ieškojom pagalbos, taip. Buvo, taip ir pateko filmas mūsų, kaip čia, monitoringo sąraše, nes yra ne tik tai autorių atstovai, leidėjai, tie patys autoriai, atlikėjai, kolektyvinio administravimo asociacijos, jos turi teisę kreiptis. Tai daugiausia, aišku, kreipiasi patys autoriai ir mes jau tada, kai jau turim impulsą, mes pradedam monitoringą, tos piratinės svetainės. Bet ne tik monitoringą, bet kartu ir administracinis nusižengimo procesas yra pradedamas. Jeigu mes galime identifikuoti, kas tas asmuo, kuris paskelbė ar kitaip neteisėtai naudoja tą filmą, ar atsisiuntė tą filmą, kaip pavyzdžiui, iš linkomanijos, tai užsikuria bent 5 procesai tada. Ir kaip ir minėjau, kadangi dabar pagrindas iš esmės yra kopijos arba kopijos svetainės, autoriai savo darbą kaip ir padarė, jie prašymą mums yra pateikę ir mes jau galim savo iniciatyvą imtis daugiau veiklos. Man tas patinka, nes, autorius turi kurti, o mes turim prižiūrėti. Kiek laiko maždaug praeina nuo to, kai Kęstutis jums praneša, kad jo filmas yra pirataujamas iki to, kad svetainė užblokuojama? Svetainės blokavimas vyksta labai greitai, nes turime centralizuotą domenų blokavimo sistemą, kurią įkūrė Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Ir iš techninės pusės svetainę blokuojam per 15 minučių. Kažkur tai. Ir labai svarbu paminėti, kad atblokuojam irgi per 15 minučių, nes visko gali būti. Ilgesni procesai su ANK, administracinių nusižengimų kodeksu, kur 122 straipsnė nurodyta atsakomybė tam, kas neteisėtai naudoja kūrinius. Ir čia procesas gali užtrukti, priklausomai nuo svetainės, ar tai torrentų svetainė, ar tai video on demand svetainė, kur ta svetainė registruota, kur tos svetainės yra duomenų bazės, pavyzdžiui, kur yra hostinama ar teikiama priegloba. Ir kiek ta svetainė turi kopijų, kiek ta svetainė, pavyzdžiui, naudoja Google ar kitas interneto tarpininkų paslaugas. Ir, tai būna įvairiai. Aišku, kartais užtrunkama, bet norim surinkti visus įrodymus, kad skundų teismuose nebūtų. Ar būna? Buvo berods gal 4 ar 5 skundai per šitos 3 metus. Piratai iškiša galvą iš krūmų ir sako, kad mano piratinė svetainė neteisėtai užblokavo? Piratai retai taip daro. Tai daro žmonės, kurie vartotojai, vadinkime. Vartotojai, kurie, pavyzdžiui, iš linkomanijos atsisiuntė. Jie skundžia. Gerai, Andriau, o statistiškai į kurią pusę mes judam? Kiek svetainių
jūs užblokavot nuo tų 20 sakykime, kai jau įsibėgėjo tas blokavimas? O svetainių. Kaip kasmet didėja skaičius, mažėja skaičius? Kasmet skaičius jis didėja, bet galiu pasakyti taip, kad nuo 2019 metų mes kiekvienais metais rengiam statistiką, jie pristatom savo autorių teisių konferencijoje kasmetinę, be pakviesim. Ir situacija yra tokia, kad iš tų 1000 domenų išregistruota yra daugiau negu pusė. Tai reiškia, kai komisija, pavyzdžiui, per vieną postį užblokuoja 2 ar 300, piratas pamato, kad jau bergždžias reikalas, jisai jau ūpo nebeturi, jis tas svetainas palieka ir tos svetainės patampa laisvomis, bet kas jas gali nusipirkti. Dėl lankytojų srauto mes irgi visą laiką stebim lankytojų srautą prieš blokavimą ir po blokavimo. Kiek tai žmonių ateina. Ir tas skaičius visą laiką yra sumažėjęs. Ir dabar, jeigu žiūrėti tik tai mūsų blokuotas svetainės ir IP adresus, tai tas efektyvumas 70%. Bet čia skaičius gražus yra, bet reikia žinot, kad kiekvieną savaitę svetainės kopija gali išdygti, indeksuojama Google, jis staiga iššoka pirmam puslapyje, todėl mes vėl ją paimam ir vėl išėmam ir tą statistiką labai labai sunku sekti. Tai jūs visą laiką vejatės tos piratus, jie bando pirmi bėgti, jūs bandot vytis. Blokuoti svetainės, kurių nėra, būtų sunkiau. Būtų sunkiau. Bet yra kai kurios, pavyzdžiui, svetainės, kurios sukurtas pagal jau išleistą filmą, dedikuotos tik tai vienam filmui. Tai lengviau rasti, kadangi mes automatiniu būdu ieškom, ateina tinkama ataskaita ir žiūrim, filmas išėjęs, asmuo patalpinas tą filmą, mes matom, kad jis naudoja reklamos tarpininkus, tai reiškia vartotojai, kurie žiūri tą filmą, klikina, pelės po spaudimu, generuoja taip pelną tam tarpininkui. Tai mes iš karto vėlgi ir blokuojam, ir randam, jeigu randam asmenį, pradedam NK procesą ir aišku bandom pašalinti tas visus interneto tarpininkus, per kuriuos piratas bujoja. Kęstuti, kaip jums šita statistika skamba? Oi, viskas skamba labai įtikinamai ir atrodo gerai, kad žmonės dirba ir tada mažėja. Aš manau, kad ir natūraliai čia tikrai turėtų visas šitas, ir nenatūraliai, ir natūraliai turi tas mažėti šitas visas tas piratavimo mastas. Čia vienas momentas dėl torrentų, kai piratinės svetainės administratoriai nebendradarbiauja, o mes irgi norim bendradarbiauti su teroristais, kaip tas posakis yra. Jokių dėrybų vest. Jeigu jau nepašalina to filmo iš Linkomanijos ar kitos torrentų svetainės, mes randam asmenys, kurie atsisiunčia ir atgamina ir skleidžia toliau, skiriame baudas ir atsisiuntimų skaičius drastiškai mažėja. Nes čia labai svarbu ne baudą skirti, nemojuoti baudomis, bet paskleidžia žinutę visuomenį, kad Radio televizijos komisija stebi piratinį lauką ir jūs galite gauti baudas. Gerai, mes priėjom prie antro, sakykime, tokio didelio klausimo, kur Radio televizijos komisija ne tik tai blokuoja piratinės svetainės, bet ir gaudo ir baudžia asmenys, kurie tos filmus atsisiunčia. Nuo 2023 Liepos 1 pasikeitė įstatymas, kur tokią funkciją Radio televizijos komisijai suteikė ir už nelegalų kūrinio atsisiuntimą gresia bauda nuo 280 iki 850 eurų. Vėlgi, Andriau, kaip tai vyksta, kaip tai praktiškai, kaip nustatote, neišduok techninių paslapčių, kad nepasislėptų. Nes sekančios laidos nebus. Taip, bet koks tas yra standartinis procesas? Standartinis procesas, sulaukiame autoriaus prašymo, arba patys parašom autoriui. Kaip pastebėt, kad yra kažkoks? Taip, sveiki, jūsų kūrinys, kaip mes žinom, kad kūrinys yra autoriaus, tai aišku, duomenų bazės viešos, kaip kino centras, pasižiūrim ir, matom, kad ši svetainė blokuota, o kūrinys ko gero neteistas. Mes gauname prašymą atlikti veiksmus ir tada prasideda procesas. Bendradarbiavame su interneto paslaugų teikėjais, aišku, jie čia esminis yra dalyvis šitam procese. Bendradarbiauja su jumis, nes nevengia? Taip, dėka jų mes identifikuojame labai daug pažeidėjų.
tik tai dėka jų. Nes jie turi informaciją, kas yra jų naudotojas, Taip, ar ne, ir kam priklauso tas IP adresas. Teisingai. Jie yra interneto tarpininkas, kuris teikia internetą vartotojui, o vartotojas naudojasi to internetu teistai arba ne. Kiek esate nubaudę, turite statistiką, kokios baudos, vidurkiai, skundžiasi žmonės? Baudos, aišku, pirmą kartą mes turime skirti nuobaudą, tai yra 140 eurų. Pusė baudos. Bet yra tų vadinamų recidivistų, kurie atsisiunčia vieną kartą, pavyzdžiui, filmą ir galvoja, kad antrą kartą komisija nepagaus už rankos, atsisiunčia antrą kartą jau kitą filmą. Jūs nubaudžiat ir jie vėl toliau atsisiunčia? Taip. Ir, rekordas buvo, man lyg 4 kartai. Tai buvo... Ką žmogus aiškinosi tą 3, 4 kartą, ką jisai sako, ar nieko nesiaiškina? Tikrina mūsų metodiką darbo, ko gero. Ar tas IP adresas, ar kitas kriterijus, pagal kurį mes galim nustatyti, veikia. Aišku, daugybė susirašinėjimų, pavyzdžiui, Reddite, tai pačioj linkomanijoje, kur apie kaip komisija pagauna arba nustato, tai rodo subjektyviškumą. Tai yra tokia nusikaltėlių bendruomenė, kur diskutuoja apie tai, kaip čia... Nes tai gan įdomus klausimas. Kaip pagauti, pavyzdžiui, nusižengėlį internete. Nebūtinai kalbant apie autorių teises apskritai, sukčiavimus, dirbtinio intelekto atvejus ir taip toliau. Kaip tai yra pagaunama? Koks tas subjektyviškumas? Kokie kriterijai rodo, kad būtent tas, o ne kitas asmuo yra kaltas ar nekaltas? Galbūt jis naudoja tą patį pseudonimą savo, nickname vadinamą. Ir labai daugybė aspektų, priklausomai nuo interneto svetainės ir pačio kūrinio. Yra turbūt daug pilkų tokių zonų. Sutartis interneto paslaugų sudarė tėvai, filmą atsisiuntė vaikai, tėvai net nieko nežino. Kaip tokius atvejus sprendžia? Verkia tėvai atėję? Įsiaiškinam, mes tikrai. Bauda niekada nebuvo tikslas. Bauda atgrasimo priemonė, mūsų atveju tikrai jau paskutinė, nes nesam iki teisminė institucija ar prokuratūra. Labai daug, nelabai daug, bet yra atveju, kai asmuo nuomoja butą, o nuomininkas atsisiunta. Arba, pavyzdžiui, vyras gyvena su žmona, atsisiunta vaikai. Arba vyras tas pats atsisiunta ir žmona sako, jisai atsisiunta, aš mačiau, pati mačiau, jūs su juo ir toliau draugaukite. Ir daug asmenų prisipažįsta, kai kurie, galima sakyti, pameluoja, nes mes turim šiokius tokius duomenis, kurie būtent įrodo, kad tas ir ne kitas asmuo tuo laiku buvo toj vietoj. Tai vat, ir baudų skaičius dabar yra apie 350. Tai galima sakyti, į valstybės biudžetą iš tų baudų sumokėta apie 60 000 eurų. Puiku. Kęstuti. Visą laiką čiagi būdavo keliamas tas klausimas, kad piratauja dažnai jaunimas, neturi pinigų nei į filmą nueiti, nei nusipirkti DVD, kaip buvo jie, nei dabar prenumeruoti krūvos portalų. Nematot moralinės problemos? Moralinės? Ne, tai kinas yra viena pigesnių pramogų. Šiaip iš esmės, taigi tai yra bet kur kitką, ką paimk, teatras ar kažkas, tai kinas yra viena pigiausių. Tai jeigu nueiti gyvai, ten aišku neskaitant popkornų, ten didelio kibiro, bet jeigu imti platformas, tai tu gali pasirinkti platformą už 7 eurus mėnesiui. Tai yra vis dėlto nesulyginama ta kaina, kurią tu gali sumokėti baudą arba dar kažkas. Tai tos prenumeratos, jos irgi tikrai žmonės, man atrodo, kai jos jau atsirado, tai jau čia prieisim prie kito klausimo, bet tikrai jos turėjo žmonės versti, nes tu randi tą paprastesnį kelią. Tiesiog tau nereikia tenai kažkokiais ieškoti, knystis ir drebėti, kad tu parsisiųsi virusą, o tiesiog pasiėmė tą prenumeratą, 7 eurai ar tenai 9 ir tu tenai turi krūvą turinį, kurį gali žiūrėti ramiai, legaliai ir normalia kokybė. Tai čia, man atrodo, yra toksai, kur kodėl, kam tada daryti tai? Bet aš esu girdėjęs argumentą, kad kitaip negu muzikos pramoniai, filmo pramoniai labai fragmentuotos platformos ir norint pamatyti visus naujausius filmus, reikia turbūt prenumeruoti ne vieną, o 4, minimum 4 platformas ir reiškia nebe 7 eurai, o 40 eurų susidaro. Na taip, tai yra kažkiek tais ten tie filmai pasiskirsto, bet yra ir tokių unifikuotų Apple TV, man atrodo, kur tenai yra dauguma, gali rasti filmų už tenai, tos pačius 5 galbūt ten šiek tiek braugiau gaunasi, neprenumeratau, jau vieną filmą mokė, bet jau ten jį gali rasti.
Tai tegu toks jau šitas jau filmomanas, jau tas, kuris jau negali praleisti vakaro, nieko nežiūrėjęs, padaro tenai mėnesiuko pertrauką, sodek pasikapsto, per tą mėnesį prisikaupstų filmų, legalioje platformoje neperžiūrėtų ir galės vytis paskui tenai. Tiesa, o tai, va čia jūs užsiminėt, kad piratavimą Lietuvoje sumažino ir tų legalių šaltinių atsiradimas, tai būtent tų streamingo platformų. Tai kas jūs manote labiau? Ar visgi sankcijos, baudos grėsmė, ar legalių šaltinių atsiradimas? Bauda jau po to jau buvo pražytos, atsirado platformos. Tai jos tiesiog, man atrodo, toks žmogiškas paprastas faktorius. Tiem, kurie nėra užkietėję kriminalai, tiesiog paprasčiau. Anksčiau tiesiog nebuvo pasirinkimo. Tu arba pažiūrėjai filmą kino teatre, arba kitaip niekaip. Ir tada tu tiesiog turi knistis pas tos piratus ir susirasti, jeigu tu nori kažkokio filmo, nes kito varianto nėra. Bet tai tas buvo labai seniai. Dabar, kai yra platformos, tu tą filmą bet kokiu metų senumo tu gali susirasti legaliai. Vienur arba kitur. Vienur arba kitur, taip. Tai yra, tu turi tą pasirinkimą. Tai anksčiau tas buvo pasirinkimo nebuvimas tikrai, o dabar šičia, man atrodo, tai yra baudos be abejo, tai kai atsirado, tai kai jau įsibėgėjo jūsų veikla, kuri yra tampa, nes reikia tam reikalų ir įstatymus priimti ir viską, kai jūs turėtumėt galimybės tą daryti. Tai jau visą tai šiek tiek atsirado vėliau ir tai dabar veikia, kad nukapotų tas paskutinės ten šakas. Ar bus nukapotas paskutinės? Andriau, ar tikit, ar liks vis tiek tų piratų? Jų visada liks. Klausimas tik tai dėl proporcijos ir ką mes matom, čia aišku, komisijos veikla prisideda. Antras dalykas, tai kad prieiga, kaip ir sakė, prieigos daugėja ir ekonominė situacija gerėja. Tai žmonės ir dar ketvirtas momentas būtų, kad nebemadinga piratauti. O ne? Tarp Gen Z irgi kiek buvo daryta apklausų, labai nepopuliaru, nemadinga, nebekieta. Galima sakyti. Kaip gerai ir netikėta. Nes kai kurie sako net, aš nusipirkau filmą ir žiūrėjau. Ir klausiu, kur pirkai? Suprask, pasididžiavau, kad aš nusipirkau, žiūriu legaliai. Kaip pavyzdžiui su kompiuterinių žaidimų industrija. Kur pirkai? Kuri specialiai konsolės perka vien tam, kad galėtų įsirašyti, žaisti be jokių virusų, be jokių crack kodų ir taip toliau. Paprasta, patogu, kainos tikrai jau nesikandžia, kaip kažkada tai buvo. O dėl filmų grįžtant, tai nebūtina kas mėnesį platformos pirkti. Galima nusipirkti vieną filmą, kuris tau patinka. Bet mes jau nuo 2000-ųjų turbūt pripratę turėti visko, ko reikia, ko nereikia. Taip. Ir tada jau, kai turim, tada jau išsirinkti, o net virkščiai. Bet visgi tų piratų yra. Ir sakot, kad ir liks. Tai kas tie paskutiniai, kuriuos skatina piratauti? Ar čia yra ekonominiai motyvai, ar čia neva kova prieš sistemą? Teisingai, knygnešio sindromas. Aš skamba romantiškai? Sopranai irgi romantiškai skambėjo, tai labai dramatizuojama ir suprask, kad neva tai piratai daro paslaugą visuomeniai, suteikdami nemokamą prieigą prie filmo. Kokią paslaugą? Tai nemokamai gali pasižiūrėti nenustatytas žmonių skaičius tą filmą, už dyką, kada nori, atsisiųsti. Tai Robin Hoodai tokie. Robin Hoodai. Tai Tados Blindos, knygnešiai. Bet aš šitoje vietoje senai bandau visiems pasakyti, kad praėjo tie laikai, kai piratavimu dideliu mastu užsiėmė studentai. Man teko dalyvauti poroj baudžiamųjų bylų dėl piratavimo ir kai aš pamačiau, kokie pinigai sukasi tam nusikalstamam pasaulyje, tai aš tikrai supratau, kad tai daroma ne iš altruistinių paskatų, kad štai mes dabar atverkime kultūros lobynus Lietuvos gyventojams, bet iš grinai merkantilinių paskatų, nes pinigai iš tikrųjų buvo labai, labai nemaži. Vienos iš pagrindinės, nenoriu aš reklamuoti piratinės svetainės Lietuvoje, tai tuo motyvu aš jau nebetikiu. Tikrai ir žiūrovai, klausytojai siūlau netikėti, kad tai yra kažkoks geras darbas. Taip. Tai yra verslas. Tai yra verslas, tas atvejis žinomas ir ten sukosi jau milijonas su viršum. Ir antras labai svarbus momentas, ką vartotojai turi įsidėmėti, tai kai jūs lankotės piratiniai svetainiai, su jūsų duomenų apsauga nežinia, kas vyksta. Tiksliau, jos visiškai nevyksta, nes mes
dėl tos pačios svetainės, pamenam atvejį 2022 metais, kai buvo nutekinti visi vartotojų duomenys, įskaitant IP adresus, pseudonimus, nickname'us, elektroninius paštus ir slaptažodžius. Tai buvo virš 500 000 tokių duomenų, kurie buvo pasiekiami neteisėtos rinkose už $10, dabar gal ir už dyką, nes pasenę duomenis, bet galbūt ne pasenę slaptažodžiai, galbūt Elektroninio pašto adresai turbūt. Adresai, jūs gaunate, aš irgi gaunu skambučius iš neaiškių numerių, siūlo pasikeisti slaptažodį SEB banke ar Swedbanke, kaip jie gauna tos duomenis. Vienas iš šaltinių yra būtent tokios neteisėtos svetainės, ar sukčiavimo, ar lošimų, ar pornografijos, ar piratinių svetainių. Ten apsaugos nėra, ten sudaroma iliuzija apsaugos, viskas lyg tai pigu, gražu, bet tie duomenys jie yra naudojami iki šiol. Tai kokie, sakykime, Andriau, dalykai turėtų neišmanančiam lankytojui svetainės pasakyti, kad ta svetainė yra piratinė ir nelegali? Nes minėjot, kad jos gali apgauti vartotoją ir sukurti tą įspūdį, kad jie moka pinigus, tai galbūt legaliai žiūri tuos filmus. Iš ko pažinti? Pirmas šaltinis tai būtų komisijos duomenų bazė, kur skelbiami sąrašai. Andriu, netikrins žmonės duomenų bazės. Kaip iš pačios svetainės? Vienių pavadinimai, sakau, Filmux ten. Taip. Pirmas dalykas tai rekvizitai. Neaišku, kas čia per įmonę ar UAB, kas už ką atsakingas kur. Pavedimai dažniausiai vyksta ne per banką, bet per finansinės platformas. Mokėjimo platformas, taip. Gavėjas neaiškus. Taip pat. Kitas dalykas, jeigu mes nueinam į tokią svetainę ir matome, kad ten yra 50 000 filmų, taip tiesiog nėra. Nei viena svetainė, neskaitant archyvus filmų, neturi tokio didelio kiekio. Kitas dalykas pats domenas. Jeigu tai yra lietuviška platforma, dažniausiai būna LT, EU, viskas paprasta. Ten nebus, ten bus in, biz, x, io ir taip toliau. Egzotiškos visos. Egzotiškos.tv ir visa kita. O kaip kaina? Ar kaina yra mažesnė negu mums įprastų streamingo platformų? Taip. Per mėnesį vidutinė kaina būna apie 3-4 eurus. VOD užsakomosiomis platformomis, kur galima pažiūrėti savo patinkantį filmą. Tas pats yra su neteisėta, pavyzdžiui, televizija, kai yra 500 ar 2000 televizijos kanalų kartu su VOD platforma. Irgi 3-5 eurai per mėnesį, didelis rautas, kai kurie kanalai net yra 4K raiška, bet vėl tie patys kriterijai, neaišku, ką moki pinigus, neaišku, kas yra ta įmonė, jį registruota kažkur tai trečiose šalise, trečiose salose, galima sakyti. Ir visiškai neaišku, ką tu perki ir iš ko. Grįžtant prie jūsų skiriamų baudų filmų naudotojams, nelegalių filmų naudotojams, kokie pasiteisinimai būna žmonių? Nežinojau, nesupratau, ar jokių nebūna pasiteisinimų? Ar būna tokių pasiteisinimų, kad esu apgautas? Pirmas pasiteisinimas tai visada nežinojau, kad darau žalą. Norėjau pasižiūrėti filmą, bet nenorėjau nuskriausti autoriaus. Jau neblogai? Taip. Jau neblogai. Kai reikia pasiteisinti ir negauti baudos, tai galima prikurti. Aišku, bet čia ateina pavėluoti jau šitas suvokimas. Taip, jau filmas atsisiųstas ir išplatintas, nes, pavyzdžiui, torrent sistemai labai unikalu, kai tu esi pats skleidėjas ir siuntėjas vienu metu. Tai pirmas toks pasiteisinimas. Labai daug atgrasių yra pasiteisinimas. Pirma, klausimų mums, kaip mane jūs radot, iš kur. Kas atsakingas, kas man pateikė duomenis ir taip toliau. Mes viską, aišku, privalom parodyti, kalbamės, kviečiame į komisiją, piratus irgi kviečiame į komisiją, niekas neteina, aišku. Bet tie pasiteisinimai, galima sakyti, 50-50. Žmonės arba sutinka, arba nesutinka. Gerai, galima pasakyti dar maža dalis, kur tiesiog nežino. Sako, galėjo taip atsitikti, bet negaliu patvirtinti. Nes ne jisai pats tai darė? Nes jisai pats darė. Aš pasitarsiu su šeimyna, su ta pačia žmona, gal žmona atsisiuntė. Ar vaikai ir taip toliau. Daug dievė, kad nesikartotų po 4 kartus po to. Vienintelis toks atvejis buvo, tai pavyzdinis, tiksliau, nepavyzdinis atvejis.
Bet atkaklus žmogus, nu jau, čia tai toks, kur įpročių jau neišgriauši. O va, tas įprotis irgi turbūt daugiau negu 15 metų buvo. Man tai už tai smagu girdėti, kad naujoji karta jau yra kitokia, nes turiu prisipažinti, kad mano kartoj tai buvo kasdienybė, tikrai kasdienybė. Mano kartoj taip pat. Mes ko gero prisimenam, kai mums pirmą kartą pajungė šviesolaidį internetą ir kas dėjosi. Buvo laukiniai vakarai visiškai. Taip ir buvo tokia statistika, kad pas mus geriausias internetas, bet kam jis panaudojamas, geriau nesakyti. Gal atsimenat, netgi mūsų didieji interneto paslaugų tiekėjai savo reklamose labai tiesiai pradžioj, po to naudojo reklaminės žinutės, kad nusipirk greitesnį internetą ir siųskis filmus. Taip. Buvo, vadinama, FTP serveriai, nes labai gerai pamenu 2005 metus, tai buvo žiema, kai buvo pajungtas internetas ir atėjo interneto paslaugų teikėjas. Jis pajungė internetą, taip, sutvarkė techninę dalį, bet kartu ir suteikė prieigą prie FTP serverių, kur net siųstis nereikėdavo. Tiesiog dvigubų paspaudimų galima buvo klausytis, žiūrėti, skaityti. Taip, jau tie vaikai, ačiū Dievui, nuėjo užmaršti. Žiūrėkit, tada mes pažiūrėkime nebe į praeitį, o į ateitį. Kur mes judam šitoj kovos su piratavimo srity, Kęstuti, kaip jūs manot? Ar bus tas momentas, kai mes jį visai išgyvendinsim, kai jis taps nebeaktualus, kūrėjams taps neaktualus, ar visgi visada jis čia mus kažkur galvoj kirbės? Tai technologinis tas vystymasis, jisai galės apibrėžti, tai nežinau, čia gal kolega labiau pasakys, tai matyt, kad dabar taip atrodo, kad bus visada, mes kalbam apie tai, kad mažėja, bet tos formos jos kinta, tai dabar mes didžiąją dalim kalbam apie tai, kad yra štai įdėtas filmas, jis parsičiama, pažiūrima, arba ten muzika, arba ten kažkas tai, ne, tai bet yra tam tikrų tokių keistų formų, kur mes susidūrėm, kad štai mano serialo fragmentus kažkoks didžėjus iš Šiaulių, jisai atkerpa kaip po tokius bajeriukus vadinamus, kaip tokius trumpus video iškarpėlės ir jisai jos deda savo vardu ir tokiu būdu jisai bando pritraukti klientus ant vogtos medžiagos, kad jie čia jo paslaugas pirktų. Tai kažkoks yra irgi keistas pasipelnimo būdas, bandymas pasipelnyti iš tos vogtos svetimos medžiagos. Tai tas tada TikTok'e ten vėlgi jeigu ten deda, tada ten peržiūrų skaičių tenai generuoja, tai visokių tokių, tada kitokių yra formų atsiranda šiek tiek. Tai su to ir matyti irgi teks kovoti. Andriau, o kur juda piratavimas? Tai aš tikrai, jūs paminėjote FTP, jau dabar nepateko girdėti. Torrentai, kaip suprantu, irgi yra nueinantis į antrą planą. Atsiranda kažkokio egzotiško piratavimo kanalų, sakykime, Facebooko grupės girdėjau. Facebooko, taip, bet tose Facebooko grupėse visos nuorodos į tas pačias senas svetaines. Kaip mano, čia manimu, piratavimas yra atgyvena, tai naudoja tokias pačias ir priemonės. Tas pačias svetaines neteisėtas, tai priešiškose valstybėse ypatingai daug tokių atvejų, kaip irgi minėtas vėlyvio atvejis buvo, kai dar prieš filmo premjerą jau tenai buvo filmas. Prisimenu, ir dar mes buvom susiekę su autoriais ir tai iš tikrųjų, iš kur, kaip. Ir ten tokios duomenų bazės kaupiamos, kad visas archyvas, visos bibliotekos. Ir tai, naudojama, kaip čia, ne tik kartu su autorių teisių pažeidimais, bet, pavyzdžiui, IPTV, neteisėtos televizijos atvejais. Lietuviški filmai, lietuviška televizija, apskritai lietuviški kūrybiniai objektai pavogiami, jie sumaišomi kartu su, pavyzdžiui, propagandiniais filmais ir kanalais ir perparduodami, apeidami originalų autorių Lietuvos vartotojams iš, pavyzdžiui, priešiškos valstybės. Ir ypatingai tas verslas pajudėjo, kai prasidėjo karas. Jūs pastebėt ir tokią kryptį, ar ne? Labai gerai pamenu 22 metų vasarą, kas vyko ir Lietuva uždraudė rusiškas ir baltarusiškas radio televizijos transliacijas ir atskiras programas, tai iš esmės filmai, serialai. Ir retransliuotojai įvykdė mūsų sprendimą ir iš esmės viskas persikėlė į internetinę erdvę, IPTV. Teisingai, čia tai visai atskira zona. Atskira. Ir tada, jeigu aš esu, pavyzdžiui, piratas, tai kodėl man rizikuoti savo naudoti duomenų centrus kažkur tai Europos Sąjungoje, aš galiu persikelti. Bet Andriau, tam reikia turėti naudotojui, tam reikia turėti šiokių tokių techninių žinių. Aš tikrai tikiu, kad didelė dalis tų, kam tas turinys
tiktų ir buvo skirtas, jų nepakankamai turi. Kaip tai įdiegiama visuomenė? Kas ateina ir sukonfigūruoja televizorių arba jo priedėlį? Taigi čia irgi kažkokia turėtų būti infrastruktūra. Mane visą laiką tas labai stebino, nes turbūt vyresnio amžiaus ponia Visaginė pati to nepasidarys. Ne. Beje, su Visaginu irgi turėjom atvejį atskirą, bet nepasitvirtino. Viskas kaip ir neblogai, mes net ir viešbučius tikrinom, pavyzdžiui, kas yra transliuojama viešbučius ir kokie filmai rodomi, nes ten irgi kurie archyvai yra. Tos senos infrastruktūros jau yra padarytos, yra Europos Sąjungoje duomenų centrai, kurie atsakingi už tai, pavyzdžiui, kai yra 2000 neteisėtų kanalų ir, pavyzdžiui, 5000 vartotojų. Na, su vienu serveriu tu nepatemsi. Reikia, kaip ir Netflixas daro. Jeigu aš su Vilniui, mane nukreips į Varšuvą galbūt serverį, jeigu aš su Vokietijai galbūt į Berlyno serverį ir taip toliau. Tai tas infrastruktūros jos yra, jos keičiasi. Dabar, kaip pavyzdžiui, įsigaliojo skaitmeninių paslaugų reglamentas, SPA, aktas, mes turime teisę kreiptis į tokį duomenų centrą. Suprašym, kad jisai nutrauktų tą tarpininkavimą, taip pat į domenų registrus, kad jie išregistruotų tą svetainę. Ir čia yra labai galingas ginklas mums suteiktas. Jūs jau jį naudojat? Mes jį naudojam ir iš viso esame kreipęsi apie 200 viršum kartų dėl informacijos pateikimo į duomenų centrus ir kitus tarpininkus ir finansinės įmonės, kam yra tie atsiskaitimai ar tarpininkavimo paslaugos teikiamos, kas yra užsakovas. Ir aišku, kita dalis buvo prašymų nutraukti tarpininkavimą. Tai aišku, ir su mūsų populiariom piratinėm svetainėm ir taip toliau. Ir tas tarpininkavimas, bendradarbiavimas vyksta, kadangi, jeigu nevykdai tokio sprendimo, tai laukia pasiekmes iš Europos komisijos. Tai bendradarbiauja su jumis tarpininkai? Nori ar nenori, bet taip. Taip, Kęstuti, einant mums vis tiek į pabaigą, sakykit, kas jūsų nuomonė, ateityje gali būti tas didžiausias vėzdas piratams? Ar visgi švietimas, ar sankcijos, kurias Andrius pristatė ir vykdo, ar daugiau legalaus turinio pasiūla? Į kurią pusę labiausiai žiūrėti reikėtų? Čia manau, kad viso ko kompleksas. Čia nėra taip, kad galėtum išskirti efektyviausią priemonę, manyčiau, nes baudos jos yra, kad gerai ir tas žmogus, bet apie jas dar reikia skleisti. Na, čia kaip kalbėjom su prodiuseriu, tai prodiuseriaus žinutė čia yra, kad kai yra kažkokios nustatytos už brakonieriavimo baudos, jeigu už 3 lašišas tu susimoki 20 000 eurų, tai truputį yra kitos sumos, ten tada greitai pradingsta noras tada. Tai jeigu tas, kuris 4 kartus sugebėjo gauti baudą po tenai tos 200-300 eurų gautų 20 000, jau greičiausiai 5 kartą nebebūtų. Tai čia, aišku, tos didesnės baudos jos tikrai galimas dalykas, bet tuo pačiu visas bendras kompleksas. Man atrodo, tas prieinamumas technologinis, tada tas lengvesnis prieinamumas legalus ir sunkesnis prieinamumas to nelegalaus turinio. Tai vėlgi atsijoja tam tikrą žmogų, nes ne visigi žmonės yra nusikaltėliai, tie, kurie žiūri. Kitigi galbūt ten tiesiog taip truputį sugriešėjo, bet kitais atvejais galbūt linkę rinktis legalų tą visą žiūrėjimo būdą. Ir tas visas paprastumas, patogumas, nes vis tiek žmogus yra nesudėtingas organizmas, jam kur paprasčiau, ten bus geriau. Tai ir tas kompleksas priemonių turėtų tai vesti tenai, kad tas mažėtų. O Andriau, iš jūsų pusės, iš institucinės, kur jūs matot tą vietą, kur dar galima būtų pasitempti? Naujų teisės aktų reikia, bendradarbiavimo tarp institucinio, daugiau etatų jums? Būsiu labai nepopuliarus ir pasakysiu, kad mūsų teisminė bazė labai gerai surėdyta dirbti. Iš tikrųjų, viskas pasireiškia per techninės priemonės, kokias tu naudoji, kokią tu žvalgybą vykdai internete, kaip tu protokolus surašai, kaip tu tyrimą tu patį padarai galų gale, bet švietimas, panašiai kaip ir su dirbtiniu intelektu, labai matosi, kad žmonėms trūksta švietimo, kaip atpažinti teisėtą turinį, ar tai turinys dirbtiniu intelektu pagamintas ar ne. Ir švietimas eis ko gero į pirmą planą kartu su autorių teisėmis, nes tai šiais laikais ypatingai susiję. Tai žiūrėkit, pačiai pabaigai noriu paklausti kiekvieną iš jūsų. Ar galite jūs jau taip ranką prie širdies pridėję sakyti, kad piratavimo situacija jau yra valdoma Lietuvoje? Ar dar vis dėlto ne?
Va šito tai aš nežinau, nes tai pasirodo yra gilus pogrindžio, ten pogrindis didelis, kur ten, jeigu jau nematai šiaip, tai tada nematai, o jeigu ten iki šį galo, tada pamatai, matyti dalykų nebūtų, apie kurį kartais nepagalvoji, tai nežinau. Taip, kartais nėra tiek grindų, kiek pogrindžio. Iš jūsų Keliais aukštais, viskas. Iš LTK pusės, ar per pastaruosius 5 metus jūs jaučiate tą esminį pagerėjimą piratavimo situacijai? Taip, ir nesubjektyviai, bet iš statistikos, iš sausos, šaltos statistikos mes matom, kad tie piratavimo skaičiai mažėja. Reikia, visų pirma, pripažinti, kad mes tikrai neišmatuosim internetui, jis per daug likvidus yra ir taip toliau, bet kiek sieja mūsų veiklą, mes matom, kad ir tas domenų paprastas blokavimas, kur buvo labai daug kritikos 20 metais, aš pats kritikavau šią sistemą, bet kai pamačiau skaičius, jeigu veikia, tai reikia naudoti. Ir iki šiol mes tai naudojame. Taip pat ir IP blokavimas ir ANK tos baudos, kurias kartu ir informuojam visuomenę, jos veikia. Ir kartu bendradarbiavimas su tais interneto tarpininkais, duomenų centrais, kur yra tas neteisėtas turinys padėtas, kad jis būtų ištrintas, suvaldyta visa situacija iš duomenų centro perspektyvos, pavyzdžiui, o ne iš blokavimo. Tikslas visą laiką būdavo tą kūrinį pašalinti. Ir apsunkinti darbą piratams, ar ne? Taip. Supratau, taip, ačiū Jums labai, ačiū Kęstutį, ačiū Andriau, tikiuosi, kad klausytojams įstrigo bent keli dalykai iš šiandieninio epizodo. Pirmas dalykas, kad piratavimas nepraeina be pasiekmių, kad radio televizijos komisija veikia sistemingai ir nepriešakomis, ir kad baudos skiriamos ir naudotojams, kurie atsisiunčia filmus, ir kad iš esmės piratavimas yra vagystė. Tai dėkoju Jums žiūrovai, taip pat dėkoju mūsų tinklalaidės partneriui, portalui 15 min ir iki kito epizodo. Už kūrybinę laisvę, už legalaus turinio vartojimą, už autorius.